Ką, sveiki. Šiandien turim A2, Dreamer A2 pas mus. Išpakuojam ir žiūrim, kas šiame gražiame įpakavime. Naudojimo instrukcija, gidą, ką reikia turėti, ką reikia parsisiųsti, kaip ką daryti. Toliau turim aksesuarų rinkinį. Tai čia būtų 81 atsarginis peilis su tvirtinimo elementais. Toliau šepetėlis lidarui. Toliau servitėlį lidaro sensoriui. Stotelės tvirtinimo elementai. Vartotojo vadovas. Čia bus stotelės maitinimo blokas. Čia būtų stotelės maitinimo galva su kontaktais. Ir turime patį robotą. Pats robotas beveik nesiskiria nuo A1 robotų. Dizainas praktiškai toks pat, modernus. Lidaras stovi ten pat. Tik tai šiame robote mes turim papildomą OmniSense 2 kamerą, kuri yra pagalbininkiai aptinkant kliūtis. Tai robotas ne tik naudoja lidaro sensorių kamerą, bet ir papildomą vaizdinę kamerą. Toliau iš apačios robotas irgi praktiškai nesiskiria nuo A1 robotų. Tiek, kad šis robotas turi dar papildomą kiekvieno rato atskirą variklį. Toliau 3 taip pat peiliukus turi ir turi slankiojantį peilių mechanizmą. Tai kada jau baigia robotas pjauti visą plotą, važiuoja perimetrą, jo pjovimo agregatas pasistumia į vieną šoną ir pripjauna arčiau krašto, ko pasiekoje lieka mažiau žulis. Kuo dar skiriasi šis robotas nuo A1, tai kad turi instaliuotą jau link modulį, 4G SIM kortelę ir jam nėra reikalingas Wi-Fi. Mėginsim instaliuoti, leisti ir žiūrėti, kaip dirba.